Niekas nesiginčia su faktu, kad jūs savo peilį galit pasigalasti virtuvinius indus. Ginčijo su faktu, kad virtuviniai indai ne visą laiką keliauja su jumis, pavyzdžiui, į medžioklę, į karinę tarnybą ar į kažkokią tai žygį ar turistinę kitą situaciją. Daug kas kritikavo šitą galastuvą ir man atrodo šiek tiek nepelnytai, nesuprasdami, kokia ta tikslinė jo paskirtis. Daug kas sakė, gadinat savo peilį. Priklauso nuo jūsų peilio. Jeigu jūs turit vokiečių meistro rankų darbo peilį už 600 eurų, tai tikriausiai, kad šitas galastuvas nėra šitam peiliui, nes jį ganėtinai reikėtų saugot, gal net laikyti kolekcijai. Jeigu jūs turit Damasko imitacijos peilį, kuris kainuoja 110 eurų ir jis yra masinės gamybos, jeigu galit savo tai leisti, jūs galit ir jo geležtę galąsti su šituo galastuvu. Bet jeigu jūsų peilis kainuoja kaip maniškis 20 eurų, tai man visiškai negaila, kad šituo galandimo judesiu aš šiek tiek nuskutu to metalo ir geležtė iš lėto trumpėja. To galastuvo kaina tokia pat kaip šito peilio. Ir jeigu aš kažkokioj darbiniai situacijai, pavyzdžiui, drožiu nužievinu medį ir man pradingsta aštrumas, aš išsitraukiu galastuvą, kelis kartus perbraukiu, šiaip reikėtų tą daryti ant stalo pagal instrukcijas, kelis kartus perbraukiu ir mano peilio aštrumas grįžo ir aš visiškai nesuku galvos, aš tęsiu savo darbus. Tai turit suprasti, kokiom paskirtim yra šis galastuvas. Ne visom situacijom, bet tikrai daugumai situacijų jisai pravers. Turim ir kitų galastuvų, visų galastuvų nuorodą rasit komentare edbex.com.